Sveiki visi atvykę į mano kanalą. Ir taip, aš čia dabar kalbu su mikrofonu. Sveiki, su jumis sveikinasi Aruodas LT ir man reikia mikrofoną. Tai mes dabar ką darysime? Dabar jūs jau matėt, mes vėl kursime HTML. Jop, suprantat. Dabar kada mes paskutinį kartą darėme su snekais? Pasižiūrėjom. Tuoj. Ir matot, dabar eitume į mano kanalą. Eitume į mano pirmo sezono video. Kada aš paskutinį kartą? Ar aš čia valgiau užkandžius? Pažiūram. Oh my fucking god. Aš čia klausiaus Chicken Jockey. Oh shit, kur yra? Okay. Tai čia nėra tam video, ypač jeigu aš kuriu kartu. Ar aš čia valgiau? Gerai, tai čia paskutinį kartą aš valgiau. Ir šis video buvo prieš 7 mėnesius. Ir va, matot, mes dabar vėl atkuram šitas užkandžių. Rodysim užkandžius. Tai matot, mes geram Pepsi. The good and old original Pepsi, bet. Matot, aš jau išgėriau. Dar yra rūgštis. Ir original OG. Jeigu jūs prisimenat, jeigu jūs žiūrit mano senus video, jūs turbūt matėt, kaip aš valgau Vidal sugrįžta. Ir bananai. Yra keli dar. Oi, pala. Va. Tai dabar ką aš planuoju, tai mes kursime HTML ir CSS pamoką 3 epizodą. Nes matot, mes jau buvom surinkę 1000 peržiūrų per 4 dienas. Šitiek. Ir matot, šits irgi 733, irgi populiarus video. Visi komentarai. Ir jeigu jūs matysit, čia buvo 2 tokie heitų komentarai. Duhai kažkokie, duhai. Žiūrėkit, jeigu jūs matėt vado 100 subscriberių video. Matot, mes komentavom ir matot, Varalas, jisai parašė. Bro, Aruodas LT bro is cooking. Dauhai, šis irgi. Rodyti daugiau. Ar atsak. Ar aš atsakiau? 5 metų vaikas. Va, ką sakau. Tai štai žmonės, dabar kad aš
surinkau tiek daug video, aš pasigalvoju savo. Ar gal mes sukūrom trečią dalį? Nes, jūs vėl žiūrėsite taip, tai gal mes net greit pasieksime 200. Gerai, tai pradedam. Dabar sakysiu, ką mes mokysimės. Tai dabar nesakysiu, ką mes mokysimės iš pirmo epizodo. Ir pasakysiu, ką mes mokėmės iš antro epizodo. Tai mes dabar pasižiūrėsime, ką mes mokėmės per antrą epizodą ir ką mes mokysimės per šį epizodą. Tai matot, per antrą epizodą mes mokėmės nuorodos ir header tekstus. O per trečią epizodą, šį epizodą mokysimės paragrafus, teksto formatavimus, atributą align ir sąrašus. Tai matot, 4 dalykai, daugiau dalykų negu reikia. Ja. Tai prieš video nepamirškite prenumeruoti, paspausti laiką, subscribėti. Jeigu jūs kažko nesuprasite, pakomentuokite. Ir tikiuosi nesulauks heitų komentarų, kaip šitie buvo 2 per pirmą epizodą, bet kažką ką tik. Jeigu jūs nematėt mūsų pirmą ir antrą epizodą, parekomenduočiau jums pasižiūrėti, nes kadangi tada jūs gal nesuprasit biškį, ką rašysime. Tai, pradedam video šito jau pagaliau. Gerai, tai matot, mes žiūrim čia. Jop, mes per čia. Tai dabar ką darysime? Dabar jūs jeigu jūs žiūrėt, jūs dabar žinot, ką pirmą reikia atsidaryti. Visual Studio Code. Jop, dabar matot, aš buvau netyčiai iš 3D kodą, tai aš dabar pagreitinsiu tą klipą. Aš dabar perrašysiu kodą vėl. Va. Tai matot, mes dabar čia ką pritęsime. Va. Štai ką mes mokysimės. Tai dabar ką mes pirmą mokysimės? Mes mokysimės paragrafus. O ką reiškia tas paragrafas? Paragrafas, jisai tiesiog paverčia tekstą paragrafais. Parodysiu jums, ką tas paragrafas padarys. Tai pavyzdžiui, dabar parašome Sveiki atvykę. Ir dabar parašome 2 bereikus, jeigu jūs prisimenat, ką tie bereikai daro. Ir dabar paragrafas yra žymimas tik raidė P. Ar ką rašysim? Pasirašom tiesiog belę kokį, pavyzdžiui, tekstą, belę kokį tekstą tiesiog. Va, dabar žiūrėk, ką padarysime, tai mes sukopijuosim šitą paragrafą, kopim, ir dabar, dar vieną tada paragrafą pritiesim. Tai dabar jeigu išsisaugotume, įeitume į HTML folderį, čia yra visur, kur mes einam. Kur mes visados einam į tą folderį. Matote? Čia nieko nepadarė, čia tiesiog taip paragrafas tiesiog pavirto tekstą paragrafais ir kai tik paragrafas ne vien tik pavirto tekstą paragrafais, bet matot padaro ekstra eilutę. Praleido pats eilutę. Tai čia nieko taip special yra. Tai jo. Čia aš sakyčiau taip, jeigu nebūtų aišku special. Bet, tai ką aš dar noriu parodyti jums? Dabar aš jums parodysiu teksto formatavimus. Tai matot, paragrafą mes jau pabaigėm taip greit.
Tai dabar valome. Dabar ištriname šitą. Dabar parašome sveiki atvykę. Matot, jūs jau visi žinot, tie, kurie matėt mano video, pirmą ir antrą dalį, jūs jau žinot, ką daro boltas, tai boltas tiesiog paryškina tekstą. Va. Čia, matot, mes dabar turime du tekstus. Vieną paprastą, vieną paryškintą. Tai, čia boltas. Dabar aš jums pamokysiu 2 teksto formatavimo pavyzdžius. Tai va. Tai dabar padedama breiką ir dabar parašysime itag. Tai itagas yra toks teksto formatavimo tagas, kuris tiesiog taip palenkia tekstą į dešinę pusę. Pavyzdžiui, italic šriftą padarė. Žiūrėkit. Mat, dabar įsisaugotume su Ctrl+S. Aš dabar jums priminsiu, kaip įsisaugote. Tai galite įeiti į failą ir paspausti save. Galite Ctrl+S. Tiesiog. Dabar matot Ctrl+S. Ir matot, mes turime sveiki atvykę biškį palenkusi į dešinę. Sakau, kad italic šriftai kažkaip. Ir dabar dar vienas, tai yra dar vienas paskutinis, antras ir paskutinis teksto formatavimo tagas. Ką tas U daro? U tai pabraukia tekstą. Ctrl+S. Žiūrėkit. Magija. Matot, dabar turime sveiki atvykę. Tai va, matot, mes turim paprastą tekstą, rašo sveiki atvykę. Sveiki atvykę, iš kitą tekstą, sveiki atvykę palenktą į dešinę, biškį palenktą į dešinę tekstą. Ir turime pabrauktą tekstą, sveiki atvykę. Ir toliau tada yra paragrafas. Tai, ką dabar noriu pasakyti, ne vien tik tu galim dėti, bet mes galime net ypač paryškinti tus. Žiūrėkite, mes galime net paryškinti, pavyzdžiui, o tą, žiūrėkite, tiesiog paryškinsim, oi. Įsisaugai turėsiu užblurinti. Visados, atsiprašau, kad vėl užblurinau, kaip ir vėl sakysiu, ten yra mano tėvų failai, kur aš tą galiu. Oi, pabrauktas, paryškintas tekstą. Ne vien tik tai galim, bet ir galime pakeisti spalvą su span, good old span iš pirmos dalies. Va, dabar prašome style ir tada čia prašome color oh dear, color red. Va, dabar išsaugojam ir va, dabar mes turime palenkusi tekstą ir paspalvintą raudoną. Nu, matot, mes galim bele ką padaryti su tais tekstais. Bele ką tiesiog padaryti. Nu jo. Dabar trečias dalykas, ką aš jums pakysiu, tai yra atributą align. Atributas align. Tai ką atributas align tai padarom, tai gali pakeisti, pajudinti tekstą, pavyzdžiui, į vidurį. Žiūrėkit, kaip reikia. Žiūrėkit, align lygų ir galime parašyti, pavyzdžiui, center. O ką tas darys align? Jisai pajudins tekstą į centrą. Žiūrėkit, ir saugoju aš. Matot, dabar čia, žiūrėkit, tekstas
biški ilgs turbūt. Pažiūrėkit, mes dabar šitą tekstą ištrinsim. Va, šitiek užteks. Ir žiūrėkit, matot, tekstą galime perkelti į vidurį. Ir kaip tik galite parašyti left, tai tipo į kairę. Nu, matot, jo, jie čia į kairę, bet čia nėra toks jau specialus, nes matot, mūsų jau tekstas kaip tik yra kairiai. Ir jop, jūs ypač galite ne vien tik į centrą ir į left, bet turbūt galite ir į right, pažiūrėjau. Jop, galime į dešinę pasukti. Tai va, čia yra atributas align. Ypač kaip galime net nuspalvinti. Pažiūrėjau, ar galime nuspalvinti. Aš tiesiog visados mėgstu taip puošti tekstus, belia kaip. Color. Va, color yellow. Va, dabar pakeičiu spalvą į yellow. Ir kaip tik dar paryškit. Pažiūrėk, tu liūtais atbraka. Ai, pala. Va, matot, čia yra dešiniai, matot, taip gelton, nes matot, galite. Galite tiesiog belia ką padaryti. Aš tiesiog mėgstu puošti tekstus. Va taip. Dabar paskutinis dalykas, ką aš jums mokinsiu, tai yra sąrašai. Sąrašai, kiek aš laiko filmuoju. Ai, vienok, netiek daug. Tai sąrašai. Mokinsiu jums apie sąrašus. Tai sąrašai turi tokius 3 tagus. Tai žiūrėkit, matot, parašytum all. Ką tas all tagas daro? All tagas tai tipo labai geras skirtas sąrašams, kai tu parašai tekstą, o kairėje už teksto ten yra taškiuks. Tai, bet jeigu norim gauti, turim parašyti ly. Tai reiškia, koks bus. Pirma eilė. Pirma eilė. Tai be ly tu negali sukurti sąrašą. Antra eilė. Va šiandien. Trečia eilė. Va. Dabar žiūrėkit, jeigu dabar iš sąrašo. Kažkaip. O matot, už jų yra taškelis. Labai geras ir skirtoms sąrašams. Dabar paskutinis sąrašų tagas yra all. All tai ne va taip sutaškuoja už sąrašus tai. Nesutaškuoja, bet subnumeruoja. Tai dabar žiūrėk. Vėl parašysiu visą tai pagreitinsiu dabar čia klipą. Nu va, dabar matote, vietoj sutaškojimo
tas matot kaip sąrašas nesutaškuotas, o sunumeruotas. Dabar ką aš noriu pabandyti, tai žiūrėkit. Dabar galime taip pat ant ul galime ir, pavyzdžiui, įdėti align, atributą align. Oi, pala, aš tą patį. Matai, čia sunku yra tiesiog taip keisti. Center. O čia į all pakeisiu align right. Dabar jeigu išsaugočiau, matot, čia būtų vidury ir dešiniai. Matot, tas tekstas yra vidury, o čia dešiniai, bet matot, visi tie taškai ir sunumeruoti jie yra toj pačioj vietoj. Tai jeigu jūs žinosite, jūs galite pasakyti, nes aš tai pats net nežinau, biškį, atsiprašau. Bet jeigu žinosiu pasakyti, bet kai aš sužinosiu, tada jums pasakysiu kitam video. Jap. Nu tai va, čia taip ir yra. Nu tai ką, šiandienai baigiam. Žinau, čia buvo dabar trumpesnė pamoka, bet ačiū, kad žiūrėjote, jūs išmokote ten kaip. Va. O jas, biškį pamiršau. Gerai, jūs išmokote paragrafus, išmokote atributo align, sąrašus ir kaip tik teksto formatavimus. Tai jeigu jums patiko šitas video, nepamirškite subscribinti, laikyti. Jeigu jūs kažko nesupratote, pakomentuokite, aš jums atsakysiu. Ir dabar...